sakau, įsitikinęs tikrai, kad iš tikrųjų tepalas tikrai geras, priedas geras ir būtent veiksmingas. Nėra, kad čia tiesiog reklama iš tikrųjų kažkokia. Tai dabar, žinai, esminis dalykas tikrai neperpilti. Realiai to jau užpilsim, prašildysim iki darbinės, tada supilsim dar papildomą priedą. Mes jau gal prieš metus laiko jau žinojome apie tą indegalą, kad prasuktas ir buvo dilema, ką daryti. Ir nusprendėm su motoristu, kad statom viską atgal, pilam vėl priedą, būtent dėl tepalo slėgio, kad šiek tiek mato, tipo, kad per mažas slėgis pilam 10 šiam tepalą. Būtent ne pagal tai, kas charakteristika, kas priklauso. Ir viskas automatiškai nebeiššoka klaida ir jau pravažiavo šitą mašiną jau 20 000, man atrodo, jeigu aš neklystu. Gali, aš manau, laisvai pafilmuoti, gal tau persidos tas garsas, kad variklis dirba, kalenimo jokio nėra. Dirba kaip laikrodis.